Sveiki, mėly mano brangūs žmonės, geros valios žmonės. Labai malonu susimatyti, bendrauti ir tiesiog palaikyti ryšį. Esu Oksana, daugelis jau seka mane, pažįsta, esu medikas, kuris klaidžiojo ilgai su rožiniais akiniais ir galvojo, kad visą gyvenimą gali būti sveikas. Bet deja, gyvenimas padiktavo labai daug iššūkių, su kuriais turėjau mokėti susitvarkyti, išlikti žmogišką, laikyti savo vertybių ir atrasti save ir taip atradus bandyti pasidalinti, nes tai labai noriu papasakoti apie tai. Ir turiu grupę, kuri vadinasi lygiai taip pat, kaip ir pasakiau, Mediko žvilgsnis pro rožinius akinius. Temos gimsta įvairios. Savo puslapyje sukeliu kartais medžiagos, kurią pati esu tikrai perjautusi ir kuri veikia. Ir dalinuosi, kam įdomu, galite užeiti į tą puslapį mano arba tiesiog parašyti ir atrasti ten kažko ir jums reikalingo. Šiuo metu tema gimė tokia, kur tas laikas užsidėti, kada užsidėti aukštakulnius. Atrodytų naiviai, juokingai toksai pasakymas, bet jame yra labai daug tiesos. Kur tas laikas, kada užsidėti tos aukštakulnius. Atrodo, tas gyvenimas praeina taip greitai ir šiandieną yra būtent ta diena, kuri mane palietė labai skaudžiai. Prieš 6 metus, lygiai spalio 3 dieną, tiesiog buvau išvežta į ligoninę. Buvo labai staigiai atlikta operacija. Tiesiog išgriuvau savo kabinete, klinikoje. Ir Dievulis siuntė tokius žmonės angelus, kurie yra mano gyvenime. Jų pagalba atsidūriau ligoniniai ir tiesiog buvo išoperuotas stuburas, pažeistas nervas. Ir labai buvo liūdnos pasekmės. Tai mane palietė labai skaudžiai. Dėl ko taip atsitiko, tai tik dabar galiu apie tai kalbėti. Tema irgi gimė ne be reikalo, kadangi aš buvau tokio amžiaus, kaip jau būna moterim arba vyriškiam amžiaus krizė. Bet aš, kadangi neturėjau laiko netgi gilintis apie tai, kaip jinai paveikia, kokie požymiai, kaip reikia į save reaguoti, kad atpažinti šitos tam tikrus simptomus, ir kaip su jais mokėti susitvarkyti. Tai šiandieną tiesiog užsirašiau keletą tokių savo ir jum tiesiog svarbių momentų, kaip mum žmonėm, tiesiog ir moterim, ir vyram ateina ta brandi, atrodo, ir moteris, ir tas brandus vyras, ir ateina tokia viduramžio krizė. Kas tai? Nuo kada jinai pasireiškia, ką jinai palieka, kokį pėdsaką. Žinokite, ir į visą šitą įkritau ir aš tada. Prieš tuos 6 metus, kai dabar pagalvoju, visiškai buvau išėjus iš rezervo, labai daug dirbau. Atėjo toksai amžius, kada tu laidoji tėvus, kada tu žiūri į savo vaiką, kada auga jisai, jį reikia kažkur tai irgi teisingai nukreipti, tu matai savo gyvenimo vaisiaus rezultatą, vaisių tą, kokį tu jį paleidai gyvenimą. Tiesiog buvo tiek visokių ekstra trikdžių, kurie mane tiesiog atjungė, žinokit. Jie tiesiog mane atjungė. Aš tiesiog buvau visai pertempta, pervargusi, nesupratau, kad yra organizme tiek hormono audros, kurios mane tiesiog šaudė į visas pusės ir aš jį visą laikiau, sukaupiau, nesupratau, kaip su juo susitvarkyti.
tai kad vieną dieną tiesiog tas visas sukauptas stresas, jis šovė taip, kad man tiesiog atjungė nugarą ir aš išgriuvau ir jis mane taip skaudžiai palėtė. Palėtė, žinokite, ne tik ekonomiškai, ne tik fiziškai, ne tik dvasiškai. Jis tiesiog mane paveikė taip, tas amžiaus momentas krizinis, kad man subirėjo ne tik nugara, man subirėjo šeima, man subirėjo darbo vieta, baisiausia buvo sveikata ir nežinojau žiūrėdama vaikui akis ką pasakyti. Ir dabar užtat remsiu šiandieną psichologės Dovilės Ridzevičienės pastebėjimais, norėdama jums tiesiog padėti ir pasidalinti, kad jūs neatsidurtumėte tokioj kriziai, kuri tikrai galėjo būti išvengta. Ta amžiaus krizė ir atrodo, žinokite, daug labai skaitau save visur, atrodo ir čia pabuvau ir čia. Ir tikrai, žinokite, turėjau galimybę ir tos aukštakulnius nešioti. Ir kur tas laikas buvo juos užsidėti? Atrodo, viskas buvo. Ir vyras gražus aukštas buvo 2 metrų. Ir tie aukštakulniai buvo, ir tas sijonas trumpas laiku nukirptas. Atrodo, viską aš turėjau. Bet žinokite, aš neturėjau pagrindinio dalyko. Aš nesugebėjau rūpinti savim. Aš neturėjau laiko. Ir tiesiog apie tai šiandien tik galiu kalbėti, kada praėjo 6 metai, noriu jums tiesiog papasakoti gyvą savo istoriją, kaip tą galima apeiti, kaip galima nesubirėti. Ir po daug metų, kad ir po tų 6 metų, galima užsidėti vėl aukštakulnius ir bandyti gyventi ir ne bet kaip, pažinant save. Tai mūsų psichologė Dovilė Ridzevičienė, jinai parašė tokį įdomų straipsnį Brandi moteris viduramžio amžiaus krizėje. Jinai rašo, kokie požymiai atsiranda ir kaip mes į juos nereaguojame. Amžiaus krizė ištinka dažniausiai 35 metų, 50, tokia riba yra, būtent aš šitą ribą ir įkritau. Ir kas tai buvo baimė, buvo nusivylimas, pas mane buvo panika. Aš tiesiog per daug užgrėbiau ir per mažai save įdėjau. Buvau gal ne toje aplinkoje, gal nemokėjau atskirti, kas man teikia džiaugsmą, o buvo tik tai žodis reikia. O ta žodis reikia nuvedė ten, kur nereikia. Mane nuvedė ten, kur visai nereikia. Ir buvo depresija. Tik aš iš tokios šeimos, iš meilė, kur buvo dėmesys, aš tiesiog niekada nesupratau, kad gali depresija taip tave pagauti, nes dar buvo šalia ir mano kitos tokios ligos ir bėdos, kur negaliu toleruoti nuovargio ir tai yra raumenų silpnumo liga ir tiesiog aš nemokėdavau pasverti, kada aš pervargau ir ateidavo pas mane tokie nusivylimai ir blaškymasis, ir koncentracijos trūkumas, ir atrodo, aš jau kalbėti nebemoku, tik rėkti norisi ant viso, o ant savęs, ką tu ten berėksi, viską užspaudęs laikai, bėgi darbą, atrodo, su visais turi išlaikyti tą teigiamą santykį ir tiesiog nematai savęs, kad tu išėjai visiškai iš rezervo. Ir tada buvo toksai, tarsi savęs net pažįsti ir nežinai, kur save padėti, o kitiem nesinori būti našta, neužkrauni savo tų visų bėdų, o gal visai be reikalo dabar galvo, gal reikėjo daugiau kalbėti apie tai. Ir žinokite, reakcijos būdavo, atrodo, į normalius dalykus nebenormalios, nes jos sukeldavo įvairias emocijas, kurios mane išderindavo ir naktim negalėdavau miegoti. Ir tas toks sakydavo, stogas važiuoja. Aš sakau, taip, tai yra įmanoma, kartais važiuoja ir vyram tas stogas, ir moterim. Bet jeigu gerai pagalvojam, kas tas stogas, tai mūsų stogas, kas jame smegenis, mūsų pervargimas, mūsų emocijos, viskas sukaupta per dieną, kas mus neramina, rūpesčiai, mes mamos atsakingos, rūpestingos, darbuotojus numeris 1, visur tu turi būti, kaip aš sakau, 100%,
pasitempęs, pasiruošęs, organizmas jau sako, tu visą susvilai vidų jau ten, viskas jau, tiesiog tikrai buvo viskas. Ir vat, kokia yra būtent šios krizės prasmė, kaip aš dabar galvoju. Skaičiau straipsnį ne vieną ir tikrai teko paverkti ir per ašaras tas juokas ir vėl atrodo, kaip taip galima buvo savęs nežiūrėti. Tai vat, ateina būtent tas krizės prasmė kokia. Jos prasmė yra išsigryninti save iki tikro aš. Nes kada mes suprantame, kad jų vaikystė baigėsi, tu matai, tavo vaikas auga, kokį kelią jisai rinksis, tu visur reaguoji, tai tau atrodo paskutinė stotelė, vaikystės nebėra, tėvų nebėra, rūpestis atsakomybė, visur tu daug ką padaręs, visiems tu visur reikalingas atrodo. Ir vat, ta prasmė ir buvo, kad save įsigryninti iki tikro aš. Ir kada tau tos visus žaisliukus atema, tu pradedi ieškoti, kas esu aš, kur yra mano visa mano esybė, mano kūrėjas, sutvėrėjas, kas jisai, kokiais mane čia paleido, ką aš čia turiu veikti toj žemeliai. Tai žinokite, vat ir tada įvyksta, kada tu pamatai visą savo karjerą, ką tu padarai, kiek jinai to atėmė. Tu susižiūri, koks tavo santykis, kad įvyksta ir skyrybos, ir tas paskutinio šiaudo grėbimas, blaškymasis, bėgimas tai šiandien, tai ten, bet tau atrodo tada viskas normalu, bet nežinant, kad taip reagavo hormonai, taip reagavo visas tavo pertemptas, jautrus kūnas, nervų sistema, hormonalinė sistema. Tiesiog aš jau šiandien apie tai tylėti nebegaliu. Susirinkau save ir visą tą balansą subrandinto žmogaus susikūriau ir tikrai esu dabar šiam gyvenime nepasimetus ir tam kriziniam periode yra svarbiausia nelikti vienam. Aš nelikau viena, aš likau su Dievu, likau su savo aplinka, kurią susikūriau per save ir tai yra toks turtas, tokia didelė vertybė, kad jau tylėti nebegaliu ir kitaip gyventi nebemoku. Kada atrodė, esi ne vienas, reikia į pagalbą kartais kviestis, ne 2, kad būtumėm, ne 3, kad būtumėm, gal reikia kokią formulę, galvoju, pasidaryti. Tai žinokite, yra tokie ir produktai Formulė 4, aš labai stipriai galvoju apie B grupę, kodėl taip mažai žmonėm yra kalbama apie tai. Ir ta B grupė, aš galiu pasakyti, jinai yra labai svarbi mum, nes mes visi esame nerviniais rezginiais ir impulsais vedami ir mūsų nervai visi turi dangalus, tas dangalas yra vadinamas mielinas. Ir vat, jeigu mes pagalvojame, kaip mes reaguojame į situaciją, į kiekvieną pasakytą aštresnį žodį ir mūsų dar ta amžiaus krizė ir tie hormonai įsiderinę, jūs žinokite, mūsų nervai nesusitvarko. Jie tiesiog yra kaip laidas, elektros laidas, galima sakyti, vat, kad ir mano kalbėjimo laidas, ir jeigu jis nebūtų apmautas tuo dangalu, melinu, arba tas laidas nebūtų izoliuotas plasmasė, aš jį griebčiau ir jisai mane gerai trinkteltų. Tiesiog trenktų man gerai per nagus. Ir tada jau tu reaguoji, ar ne? Tai va, tas visas dalykas ir yra, kad mes turime apmauti savo laidą B grupės elementais, kurie apdengia šituo nervus tą dangalą, apsaugo tiem nervam. Ir kada jis yra nesubirėjęs, jis tiesiog mums leidžia atsigauti, jis netrenkia kai žaibas. Ir tada mes reaguojame kitaip. Pavyzdžiui, ateina draugė, sako, tu šiandien kažkokia, žinai, ten susišiaušusi. Aš sakau, baigtų, būna tu tokių dienų, žinai, susišiaušėmės. Aš reaguoju ramiai, nes mano nervų dangalas yra gerai apmaitintas, jis nėra sutrukinėjęs, jis turi izoliaciją, kai aš sakau, lygiai taip pat kaip ir tas mūsų elektros laidas. Jis, jeigu tvarkoja apmautas, jisai mums netrenkiam, nereaguojam, ar ne? Tai lygiai taip pat reikia užmaitinti visą mūsų nervų sistemą,
ją sustiprinti, kad mes adekvačiai reaguotumėm. Ir pavyzdžiui, paskui ateina kitą dieną, kada jau aš žiūriu, mano nervų sistema visiškai subirėjusi, mano dangalai pliki, neapmaitinti, melinas neapdengtas, nervinis impulsas šokinėja visokiom bangom, šaudo, traiško mane. Ir ateina dar kažkas, sako, tu šiandien susišiaušusi kažkokia, aš sakau, tu Dieve bėgtų, aš tau kai voštelsiu dabar, nes aš tik taip tada galiu reaguoti. Tai esmė yra labai mūsų tam kritiniam amžiuje, brandos, viduramžio krizė vadinama, tai kada mes turime sustiprinti ir nervų sistemą, ir hormonų sistemą, kas tenai vyksta, mes esam visi įsielektrinę, mes labai reaguojame. Ir paskui prisidarome labai daug kažkokių problemų ir barniai ir pykčiai ir mes nesuvokiam, kodėl taip viskas vyksta, aš esu išsiderinęs, o tai vyksta dėl to, kad mums trūksta šitų elementų. Tai tie elementai ir yra B grupė, yra Q10, jis labai yra reikalingas, jis tiesiog duoda energijos, mažina nuovargį, jis yra jaunystės mūsų eleksyras, ir širdelė mūsų tada tvarkingai, raumenys mūsų sveiki ir jie yra neskausmingi, jie gyvename mes jau be skausmo ir pereiname tą švarų, brandų mūsų amžių, pametame visas baimės, panikas ir tai yra tikrai labai sunkus epizodas, kurie žmonės dar gimė yra jautresni nuo gimimo. Jie tą tikrai labiau paliesti yra šito dalyko ir mes tiesiog turime mokėti nepabijoti prašyti pagalbos, pasikonsultuoti, paskaityti, aprimti, mažinti krūvį, įdėti į save maistinių medžiagų, kokias aš vartoju, aš galėsiu pasidalinti. Šią dieną esu labai dėkinga, kad galiu judėti, kad turiu laiko užsidėti aukštakulnius, kurie mane neša, gyvenu šiek tiek jau, kaip ir sakau, mokėdama kontroliuoti ir skausmą, kuris ateidavo, jis tiesiog man atimdavo sveiką protą, apie kokius jau ten atrodo aukštakulnius ir kiek tu ilgai atrodo verksi, brandus žmogus, jisai neverkia savaitėmis, paverkia ten 2-3 minutės ir turi savo įrankius, kaip ir aš turiu su savim savo mylimukus, visus nešiojuosi. Moku tikrai išvengti jau daug problemų, kuriuom tikrai anksčiau gyvenau. Ir labai noriu jums tuo pasidalinti, nes tas hormonalinis išsiderinimas klimakteriniam amžiuje ir vyram lygiai taip pat, tai mūsų yra hormonų audros, jos tiesiog mūsų išderina ir mes galime paskui prisidaryti tiesiog gilių depresijų, tokių spontaninių pasirinkimų, kur tiesiog neapgalvojame iki galo, galime nueiti iš didelio rašto, kai aš sakau, iš krašto, nors keletą tokių pastebėjimų turėjau, sako, taigi tu faina tokia bajava, žinai, sako, reikėjo tau laiku sijoną nusitrumpinti, bet nebūtų padėję, nes aš iš tikrųjų nebūčiau paėjus su tais aukštakulniais, eidama bituodama. Tokį nieko savęs optiniai gali kažką apgauti, betgi savęs tai neapgausi. O šią dieną, kada tikrai dirba raumenis visi mano ir tos kaip ir ligos simptomai yra prislopinti su Q10, kada hormonalinė grandis yra nebe 2 vienas ant vieno, o aš sakau, aš ieškau iškart 4, tai yra formulė 4. Jeigu kam bus įdomu, pasidalinsiu, ten yra daug B grupės, kas įeina kokie elementai, kurie mūsų suriša, sutvarko mumis. Yra keletas dar labai galiu pastebėti, vitamino D, daug labai skaitau ir atsiliepimų gaunu, kad jis tikrai veikia. Ir pavyzdžiui, kalcis magnis, lygiai taip pat, omega, vitaminas C, vitaminas E, yra ir dar keletas kitų brangių gerų dalykų, ką norėčiau, kad jūs turėtumėt ir mokėtumėt išvengti streso, pervargimo, užslėptos depresijos, tokio tuštumo jausmo, kai sakau, tai taip, kada indas ištuštėja, tai tu žinai, kaip jisai skamba, dzindzilin ir nieko gero, ar ne? Bet kada tu jį pripildai,
tai jau šalia, žinokit, ir ne tik, kad garsas kitoks, bet ir svoris, ir vertė kitokia yra. Tai va tai taip ir sakyčiau, kad reikėtų galbūt pabandyti, ar ne? Ir laimė yra didelė, kad šią dieną tikrai aš galiu jo apie tai kalbėti. Nes tai gali taip skaudžiai paliesti, kad mes tiesiog nebeturėsime laiko tą visą ištaisyti. Tai turtinkim save, kad būtų tas noras kvėpuoti, nes sako, kol aš kvėpuoju, tol aš gyvenu, kad būtų tas noras atleisti, pamiršti tas nuoskaudas, jomis negalima gyventi, nors kaip keletą draugų rate turiu rusakalbių moterų, jos man sako, конечно, sako, jos taip žinoma, простить можно, но обнять уже не получается. Tai galima būtų išversti taip, kad sako, žinoma, sako, tu esi Oksana teisi, atleisti galima, bet apkabinti nebeišeina. Aš sakau, kvieskis į savo gyvenimą Dievą, kvieskis knygas, protingus žmonės, kurie tau gali tikrai padėti nuoširdžiai, patys praėję tą kelią ir tiesiog turėk savo gyvenime angelus, tada tu ir apkabinti galėsi, nors mintimis. Ir tu tiesiog nuo to pasveiksi ir rasi gražią minutėlę jausti kvapus, garsus, susikūrę savo aplinką ramybėje gyventi ir nebenorėti tiesiog būti ten, kur tau kenkia, išliksi ne baimėje, o drąsoje, galėdamas priimti sprendimą. Kartais sprendimas tai yra bilietas į ateitį. Tai kartais atrodo, kaip mes griūname, mums visas pasaulis nusisuka, atrodo, nuo mūsų ir kai tu griūvi, tu tikrai galvoji, kad esi vienas, bet žinokite, dėja taip nėra, kada kartais tu griūni, dievulėlis tau toj vietoj padeda patušką ir kartais paklupdo visiškai nebereikalo, paklupdo tam, kad tu pailsėtumai, paklupdo tam, kad tu išsigrynintumai save, nebijotumai savo nuotaikų, hormonalinių audrų, kai aš sakau, kad tu savo trūkumus dengtumai privalumais, kad tu norėtumai tiesiog eiti ten, kur tu žinai, kur yra gera, kad tu mokėtumai atsirinkti, kad negyventumai baimėje ir tokiu momentu niekada nelik vienas. Tai turėk savo gyvenime angelus, turėk savo paskirtį. Ir vat kaip man šiandieną tiesiog noriu padėkoti už tos temos tokią mintį pakištą, kada aš gavau atvirutę labai gražią ir tokie gražus kulniukai ir toks gražus ruduo. Ir būtent žinokite, aš įkritau į tą rudenį, kada jisai buvo labai gražus, bet aš buvau paklupdyta. Aš guliau ligoniniai, aš negalėjau atsitiesti, aš negalėjau net pati pareiti namo, mane parvežė tiesiog čia Švedijai pagalba, kuri veža žmogų namo. Ir tiesiog neliko to peties, neliko tos rankos, kuri padės atsikelti. Tik vidinis tikėjimas, didelė meilė žmogui, gyvenimui, dėkingumas savo specialybei, savo angelams sargam, kuriuos aš turiu ir kurie mane tikrai myli, mano žmonės. Ir jie supranta, kad tiesiog iš paskutinių reikia keltis ir eiti. Reikia nieko nebijoti, reikia visą laiką išlikti savimi. Būti savimi tai ir yra didvyriškumas. Būkime mes savo didvyriai. Mums nieko niekam nereikia įrodinėti. Mes tik mokėkime atsirinkti, paprašyti, padėkoti, pabūti su tai, su kuo tau yra gera būti, leisti savo pabūti visokiu, nes tai yra tik tavo gyvenimas, tu esi čia paleistas. Tokia būtybė mylinti. Niekada neturi būti gėda už tai, kad tu myli, kad tu gyveni kitaip galbūt, bet tu svarbiausia nekenki. Tai aš tą supratau, kad tiek laiko aš vaikščiojau aklakeliu, aš nesupratau, kad aš savo kenkiu, nes ta meilė buvo nukreipta
kaip aš sakau, gal visą 100% į mano aplinką, bet tiesiog tas gyvenimas yra kaip gamtos dėsnis. Tu negali viską atiduoti, kad liktumai tuščias. Turi būti 50/50. Gamta nemėgsta vakumo. Tai aš buvau likusi tiesiog kaip tas vakumas, suprantat? Ir kai gamta nemėgsta vakumo, tada mes mąstančios būtybės žmonės suprantame, kad į save reikia kažką tai įdėti. Tada aš pradėjau save rinkti, įdėti patikrintą produktą, kuris man daro sveikatą gražinantį poveikį, o ne sveikatą žalojantį poveikį, kad išdrįsčiau išlikti savimi, pakeičiau savo aplinką ir tiesiog daryčiau gerus darbus, tą, ką jaučiu, kad čia yra tiesiog mano tokia misija, nes labai daug teko tikrai daug ką pačiai ir patirti ir būti tame labai laiminga, esu tame tikrai, kad šiandieną vat, ir tokia tema, Vaidutė, jeigu žiūri, ačiū tau už tuos gražius kulniukus, kuriuos atsiuntei. Tai yra jautru, bet aš juos užsidedu. Ir linkiu kiekvienam nepamiršti, laiku užsidėti kulniukus ir kur tas laikas, kada juos užsidėti. Čia ir dabar. Nes kitos dienos tokios gali laimingos galbūt ir nebūti. Arba gali būti taip, kad reikės labai daug įdėti laiko, kol sugrįši atgal ir save taip pamilsi, kad jau nebus kainos netgi tokios, kur tu norėtumai gyventi kitaip ir mokėti už viską kitaip. Ir sakau, nepamirškime nusitrumpinti sijoną, nes irgi tie hormonai mums kartais nuneša stogą, tai ir nuneša, aš paaiškinau, dėl ko taip yra, nes tai yra nerviniai impulsai, su kuriais mums reikia susitvarkyti, juos reikia sustiprinti, užmaitinti, kad jie leistų mums padaryti teisingą pasirinkimą, nenulydėti, tiesiog mokėti mylėti gyvenimą. Ir šiandien aš šitaip myliu, aš taip dėkoju, kad galiu apie tai dalintis, kad tai yra tikrai gyva istorija, kuri užaugino man sparnus, kuri leidžia man klausytis dainas. Ir tas toksai, kad tu nelik vienas, aš kviečiu tave, nelik vienas. Jeigu mano laivas tave daro kažkur tai suvokianti kitaip, ar norinti pabandyti kitaip, junkis, tikrai junkis. Klausyk muzikos, klausyk dainų, ieškok tokios aplinkos, kurioje tu žydi, kur visada yra laikas užsidėti aukštakulnius, nusitrumpinti sijoną ir būti pačiai savimi. Aš dabar klausau dainų, aš dėkoju už viską. Šiandieną toks kitoks šiek tiek laivas galbūt, aš norėjau pasidalinti, kad nebūkime vakume, užsipildykime tais tikrais gerais dalykais, apie ką aš papasakojau. Parsineškime va tokių gražių dalykų, kvėpuokime, džiaukimės, klausykime muzikos. Jeigu tu šiandieną atrodo esi vienas, tai žinok tikrai ne vienas. Dievas mus myli. Jeigu tu neturi atrodo meilės kam duoti, duok ją savo. Jeigu tu matai, kad tu nori atgal gauti meilės, įsigyk kažkokį gyvūnėlį, tu turėsi kam ją duoti, iš ko ją gauti. Tu tiesiog būsi atkurtas tokiom gražiom vibracijom, kur tu eisi ir tu džiaugsies, kad tu būtent esi toks ir tu esi ne kitoks. Norėčiau savo laivą galbūt pabaigti, jum leidžiant pasiklausyti dainos, lainai nuneša jūs ten, kur jūs norite būti, su kuo norite būti, kaip jūs norite egzistuoti, kaip jūs norite atrodyti. Lai būna jūsų gyvenime pilnatvė. Lai būna jinai. Parašykite, kokią norėtume temą
parašykite, ar jums tai yra įdomu. Jeigu jūs kažkur prasiturtinote tą dieną, šiandieną su manim, aš dėkoju Dievui, kad Jisai mūsų suvedė, kad mes esame ne po vieną ir būkime toje pilnatvėje, ne vakume. Įdėkime į save rudenį tikrai tų dalykų, ką reikia įdėti, kad mes moterys žydėtumėm. Ir kai aš sakau, gavau tokį įdomų dar palinkėjimą šiandieną tą progą, kad aš esu sveikesnė ir tikrai egzistuoju ir funkcionuoju. Tai mes nebūkime medžiai, o būkime žmonėmis. Tegul tik medžiai kertami palūžta, suprantat? Tai labai labai ačiū už tą visą dėmesį, ką jūs čia paklausėte, kad pabuvote, kad aš buvau ne viena, kad aš galėjau paleisti savo skausmą, kurio dabar trūkumą dengiu privalumais. Tai žinokite, iš džiaugsmo klausau dainų, esu kūrybinga, esu už santyki, esu už visą gerą, kas yra mums žmonėm duota. Tai tuom norėčiau ir pabaigti. Tai va. Parduodu laiką aš mintim, kai dar buvau aš su tavim. Ir tikėjau aš mūsų ateitim, sugadinai visas viltis. Užteko melo save, kas kart iš naujo lipdyta, bandu tave pamiršt. Bet aš ir vėl aš nieko nenoriu, tik tai tavęs. Nieko nenoriu, aš be tavęs. Ir kas jeigu niekad nebūsim kartu, kur man reikės padėti tiek daug minčių apie tave, kur man reikės padėti tiek daug minčių apie tave, kur man reikės padėti tiek daug minčių, kažkur vėl kvepia kvepaliais. Nors jie ne tavo, atrodo, kad kažkur praėjai, nepagavau savęs ir vėl. Kai pradėjau po praeitį, aš klaidžiau ir vėl, kuo mano kartą ką pakei. Tavo apgaulės nustot, tavęs neleidžia mylėt, bandau tavęs neprisimint. Bet aš ir vėl aš nieko nenoriu, tik tai tavęs. Nieko nenoriu, kai aš be tavęs. Ir kas jeigu niekad nebūsim kartu, kur man reikės padėti tiek daug minčių apie tave, kur man reikės padėti tiek daug minčių apie tave, kur man reikės padėti tiek daug minčių. Nieko nenoriu, kai aš be tavęs. Ir kas jeigu niekad, kur man reikės padėti tiek daug minčių. Visą myliu visus, ko nenoriu, tiek daug minčių.